Stipriausios rinktinės pusės tai turbūt yra jaunystė. Tas noras patekti į tą A finalą, dalyvauti pagrindinėme renginyje tarp 20-19 stipriausių tų pasaulio komandų. Ir be abejo sustoti į startą su visomis žvaigždėmis pasaulio motokroso į vieną eilę. Ne B finale, sakykime, o A finale ir visi viename starte. Aš pažįstu komandą nuo pat mažens, tiek Vytautą Bučą, tiek Nerijų Rūkštelą, tiek Arminą Jasikonį. Ir tikrai tikiu jais ir tikrai jie padarys ir neapgaus mūsų ir padarys viską, ką gali geriausiai. Treniruojamės Belgijoje, nes mūsų varžybos vyks Prancūzijoje. Mes ieškom kuo panašesnio grunto, kad priprastumėm prie jo ir parodytumėm kuo geresnį rezultatą. Tikiuosi šiais metais sieksim geriausio rezultato ir patekti į finalą. 5. kartas šioje motokroso olimpiadoje man gal nėra kažko tai ypatingas, varžybų principas lygiai toks pat. Na, žinoma, dėmesys šiais metais žymiai kitoks, tai turbūt tai ir bus man ypatinga, kad sulaukiam didelios rėmėjų pagalbos, sirgalių pagalbos ir vadovo, sakykime, įdėto darbo. Tai tiesiog šis kartas to ir bus man ypatingas.